Kelionė į džymą. Tik tai, kad ženklas biškai gal numyštas toks. Jokka bibi. Akropolis realiai jau. Labas rytas, jau po 9:15 biškai pramegau, nes telefonas išsikrojo vakar naktį. Buvau palikęs UK tą perėjimą kompą krovau. Tai kadangi nenorėjau kambarioko žadinti, galvojau 5 procentų užteks, bet viskas išsikrojo. O šiaip biškai pėdą skauda šiandien. Šitą dalį. Jau čia į džymą. Gal pasimsiu dar masažistą. Arba vėliau kada. Pažiūrėsiu kaip jausias ir bėgsiu jau tik rytoj ir toj stovykla prasidėtų, mačiau, nebus bėgimų. Ten tik welcome meeting, tai ryte prasibėgsiu ir galėsiu visą dieną turėti su to welcome meeting. Tai dabar kol kas lekiam džymą. Šiandien gal tiesiog prasiminsiu lengvai. Ir pirmą pasidarysiu workoutą, o rytoj bandysiu bėgti. Nėra taip blogai, bet gal biškai pervargus pėdą. Nes senai jau turėjau tokį krūvį. Tai nenoriu jokios traumos gauti, tai geriau biškai pristabdyti, nes toj stovykla prasidės, tai bandysiu bent kas antrą dieną, bent po 2 bėgimus daryti. O kitom dienom ar tai prasiminti, ar tai važiuoti į baseiną. Tarsi gyvenimėlis. Toks jaučiuos biškai kaip pas močiutę, nes toks yra kava ten tokia, ta užpilama, paprasta, kur instant coffee 3 viename. Tai toks kaip kaime gyveni, visur gaidžiai, vištos, avis ir žiauriai paprastas gyvenimėlis visų. Tai smagu. Įdomus toks jausmas. Toks recharge'as gaunas, toks daug, visi tiesiog sportuoja ir chill taip gyvena, vaikai visi mojuoja. Tik problema su baseinu biški, kad reikės važinėti. Ten mačiau 5-3 minutės. Tai manau, tikrai 1-2 kartus arba reikės kažkaip su treku kartu pasidaryti. Bus labai įdomu, kaip čia seksis viskas. Šiaip toks kelias į džymą. Kiek karvių. Džambo. Nu, kas yra? Kelionė į džymą. Hello. Jau po džymo. Einu pavalgyti, papietaut. Biškai reikės tada sėsti toliau editinti video. Ir turbūt šiandien viskas su sportais. Rytoj prasibėgsiu tokį ilgesnį bėgimą. Pabiškai jau nuo kitos savaitės tikiuosi pradėti didinti kilometrų skaičių, kad maratonui ruoštis, nes liko 2 mėnesiai realiai. O maratonas bus nelengva. varom kavytės. Say hello, Emil, to YouTube. Okay. No, I don't know how. Yeah, I'm not. You're not the speaker? I'm not experienced with the camera, you know. You can say in Lithuanian, "Chop bibi." It's suck my dick. Jokka bibi. Nežinau, ką jie čia daro. I don't know. But you want to order? You want to sit outside, innit? Do they come or we need to order at the bar? They're coming, but sometimes they don't come for like 15 minutes. So let's order at the bar. Čia kavinukė tokia, populiariausia. Tokia yra, buvo geriausia vieta. Isn't it get one dawar? One masala chips. And that's What's the first one you took? it's like ginger and lemon drink and honey. Okay, so I would like to try this also. Yeah, Yeah, $2. and the chips are good? Yeah, masala chips are nice. Okay. What do you have like normal food? What's that pancake, rolled pancake? Chapati. Chapati, yeah. Yeah, with egg. Or just one. What is better? It's better with egg. It's nicer. Okay, so chapati with egg. So more omelette. Yeah. Yeah. One omelette, 2 dawa and masala. Liukas jau vienas likau, po 11 skambina, tai editinau gal 9 valandas in total šitą video. Tai tikiuosi patiks.
einu miegot, viskas, rytoj ryte bėgu. Ir sayonara, Šaikyta, susitinkam rytoj. Jau susirašiau bėgimui, biškį užkandau bliniuką. Ir 1,5 valandos varysiu, tai varysiu biškį paeksplorint kažką bėgant, gal biškį labiau keliu pabėgsiu, jau realiai beveik 9, tai bus karšta, bet pažiūrėsim kaip sekas. Jau prasibėgau ryte, tai visai jokinga buvo, pamačiau Jeruzalės apartamentą ir už kokių 500 metrų buvo Hitlerio kioskas, tai įdomi jie čia taip Afrikoje, o šiaip atvarė nauji žmonės, gali gyventi. Maya's made a shock return to the villa to break some big news. Say, expect the unexpected, and you never know when someone will walk through that door. Pasikeitė truputėlį, kol kas dar biškį reikia jam laiko, manau, apsiprast, bet panašu, kad bus visai smagi stovykla, nes visi tokie, neatrodo jau ten olimpiečiai ar kažkas, tai manau bus smagu pamėgioti ir kartu, nes dar vis tiek tą formą reikia įsivažiuoti, bet gerėja su kiekvieną dieną, tie kalnai nebeatrodo tokie baisus, bet vis dar pulsas sukilęs. Laikrodis rodo 1,85 km aukštį dabar aklimatizacija yra mano. Tai manau dar kokias 2-3 dienos ir bus viskas liuks. Tai eisim pažiūrėti, ką čia bus stovyklos, bus welcome meeting. Nuo 3 šiandien jokio sporto. Ir po to eisim į Viewpoint cafe, tiesiog atsigert kažką, pasipažinti turbūt visi. Dar noriu grįžti į formą ir tada padarysiu video ir su olimpiečiu. 100 metrų sprintą jau sutarėm. Pasimsim dar kokį kenietį elit ir prasibėgsim 100 metrų už kokius priziukus rėmėjai. Nu tai žiūrim, kas čia toliau bus. Jau biškis skrandis nebelaiko, tai smektos iššau, pažiūrėsim kaip toliau. Bet šnekėjau su Emil, kambarioku, tai sakė, užtruks biškį laiko, bet sako, pripras organizmas ir viskas bus gerai. Šiaip galvoju, kad po Kongo jau manęs nei viena bacila nekabins. Tai žiūrim, dirbam su to, ką turim. Einam jau į mytą, kalną užkapojam. It's gonna be on the left. Čia nauji stovyklautojai su manim. Tai seišinau laikus, tai galėsim bėgti kartu čia panašaus lygio. Gal net truputėlį prastesni laikai, bet čia žinai, čia priklauso, kaip kiekvieno kūnas reaguosi visą tą aukštį ir krūvį. We already met, but... Oh, yes. Okay. The meeting is upstairs? Yeah, on the upstairs. We want to give you, first of all, to say welcome to Kenya, Ken. And we are very happy. The first thing that's really important is to take it easy in the first few days. Yeah, you are here at high altitude, 2,400 meters. This is a big stress for your body. It's a good form of stress because it makes you stronger, but it's still a form of stress. And if you add on top of that the stress of training hard, it becomes too much. This is why even world-class athletes, when they stay at sea level and they come to high altitude, they start with a 40-minute easy run. For 2 or 3 days, people take it very easy. And people sometimes feel like, oh, I don't feel it, I can do 90 minutes on the first day, or I can do intervals. Yeah, you can, but then the second week you pay the price. You see that your body is getting too tired to exercise. So probably from around Wednesday, Thursday, you'll start to feel better, running-wise, and you'll get stronger and you can handle the workouts well. Another thing that's important is actually, so this is what we call it, the altitude paradox. Yeah, the altitude paradox is, what is very funny at altitude is that your morning heart rate is elevated. When we go for an easy run now, you will see that your heart rate will be higher than at home. It will be very hard to get the same heart rate as at sea level. So if at home you run with a heart rate of, let's say, 140, here you might be 150, 155. But the paradox is that the maximum heart rate is reduced at altitude. Yeah? We don't know why. Scientists think it's a protection mechanism of your body, just to avoid that you're pushing yourself too hard. In case you notice at night that you have funny dreams, this is also pretty common at high altitude. Tai va, pabazarinam, susipažinom su visais ir dabar einam nusifotkin, varysim pasivaikščiot, šiaip visi europiečiai, visi labai faini. Tai įdomu bus prasibėgti, yra rimtesnių, kas daugiau maratonus bėgioja.
Ir going to do the biškai aš toks... The walk with Manau, kad tikrai surasiu su ko pabėgioti, tai tas smagu. Šiaip smagu, kad daugiau šaikos yra. Tai supažinsim su visais ir manau, tai bus smagiau. Einam dabar Fatkyti iššaut. Basketball times. Yeah, it is true. Yeah. My football team when I was 11 years old. Yeah. Oh, you were arrested? Yes, I had a pickup, Yeah. Toyota Hilux, you know, Yeah. and I had some people sitting in the trunk, like 4 of them, Ah. and the police stopped me, told me to come to police station. They didn't put me in handcuffs, they just say, you report at police station tomorrow morning. Okay, they knew me, my name and everything, so I came there, they told me, do you know the law of Kenya? I said, a little bit. Do you think it's allowed to put people in trunk of your car? I said, well, everyone is doing it. Yeah. Doesn't matter, he said. Do you do it in your country? I said, no, because why not? Because the police Different asked me. rule. Yes. I said, I thought you guys don't care. Because I see all of them driving and you don't arrest them. Yeah. Why you arrest me? Well, it was 1 hour of talking. After 1 hour, they told me to go. That's it. Yeah, for me the same in the Netherlands. Hi. It's not only the coldness, but also in winter everyone is inside. Yeah. You just feel like life is not so interesting. Yeah. You miss a little bit when the weather is not so good. Yeah. We go inside? Yes. My team, where's Mikael? No, he's here just working, bro. Wait until his shift ends. What's here? So, The Kenyans bring their maize. You know the staple food in Kenya is ugali? yeah. Heard of ugali? Yes. You ever heard of ugali? Ugali is the staple food of cows. They make it, they dry it. You leave in the farm for another maybe 2 months to dry as a crop, right? And then you remove the shelling, and then now you have to get the grain, right? And you have to dry them to be very dry. And from here now, you have to clean to remove the chaffs, you know? So when you go to the machine, it's clean. Yeah. Next step. So after you clean, time to convert. All right. Time to work, man. Just Tai rodė, kaip gaminamas ugalė. Aš jau ragavau jo, turbūt nebevalgysiu. Ne, šiaip tiesiog sumalama oras kukurūzus, turbūt ten buvo. Ir gauna tokie miltai. Ir tada su vandeniu ir miltais maišo. Ir tipo kenijiečiai 6 kart per savaitę valgo. Ir kai nuvažiuoja į Europos kažkokias varžybas, tiesiog jie pasiema į kuprinę tų miltų. Ir tada darosi patį maistą ten viešbutį, nes sako, tipo, jeigu gali neturi, tai neturės energijos. Atėjom čia dar kažkur, neįsivaizduoju kur. Ai, čia supermarketas jau. Here we have a shop in case you guys want some luxury products like ice cream. Tai tiesiog parodys. You can get here. Also mattress. Yes, yeah. Akropolis realiai jų. Insect killer. No, don't use this on yourself. No, but then I will kill myself. Yeah. I guess. I think for this one you just need to spray in your mouth. Kai gena. Šką. Nieks nemojuoja, karoči. Čia fulės kažkoks maniežas. Sur vaikai. I don't have, sorry. Tai pasko čia būna local varžybos sekmadieniais ir visi kimarina tiesiog žaidžia fulę. Tai turbūt įprasta visur taip. Paprastas gyvenimėlis. here. So they sell pretty much everything from onions, tomatoes, and you will see some of these. Yeah, so this is guess what is this? You can take one. It's fish. Baby fish. Call it fingerlings. Yes. Show me. But, and we can,
I don't eat it. Nah. We ate it, man. I give to my dogs. Let's go. Alright, let's go. Tokia tema. Awesome. They don't give a fuck. Nu va, atvykom į kavinės pavadinimą, tik tai, kad ženklas biškai gal numyštas toks. Gyveno žmonės tokiu vaizdu, tas medis žiauriai gražus. Ir iškart ten toks nuolydis, ten daug ir paragliderių varo. Labai nice atrodo, nu grinai toks panašus vaizdas, kaip ir mes matom gyvenant ten, stovyklos satorijai. Bet jo, viskas labai gražiai atrodo. Viewpoint'o turbūt lankomiausia vieta čia šitą miestelį mažam. Bet vaizdas tai unreal, tikrai. Realiai toks pats kaip, o ten yra dar kalniukų daugiau, matas daugiau negu iš namų. Žiauriai gerai atrodo. Can you do dating apps and things like that, or? They do, but it's not that, you know, good. So Tinder is the not most Maybe popular? Western culture. Tinder is not most popular app? It's not popular in Africa. I think Ah, so. okay. Yeah. So you prefer to meet in real life? Yeah, in real life, yeah. Find someone maybe, you know, in a place like this, club, yeah. Do you have Nice clubs? place. Do you have clubs here? Yeah. Yeah, but In they are Eton? not In Eton big, also? Yeah, they're just small clubs. Ah, okay, Yeah, for but dancing. When you go to the city like Eldoret? Eldoret and Nairobi, you will find a bigger club. The real ones, man. So there is a club here in Eton. Yeah, it is. Yeah. Oh, yeah. Can you take us someday, just for experience? Yeah, I'll take you if you want. Yeah. Yeah. So it's filming like 360. Like it doesn't matter when you film. Like it films everything around. From. What is this then? Sorry. What is it? Is it a camera or what is it? Yeah, it's a 360 camera. Taip atrodo gatvės jau namo. Ir turbūt jau šiandien viskas. Eisim ilsėtis, pavakarieniauti ir rytoj 6:30 treniruotė. Tada antra trefkė ir po to turėsim dar džimą. Nu, antra trefkė, kas nori, jeigu nori bėgti. Ir tiek. Tai susitinkam jau turbūt rytoj. Viskas jau grįžo. Atsisveikinam su visais, tai einam vakarieniaut, pasilsėt ir susitinkam rytoj anksti ryte. Pažiūrim, kas... Oh, look, a monkey! A monkey! It's a monkey? There. Where is it? It's like a very exotic monkey. Where? Yeah, there. Black and white? Yeah. Nu, dar bežionę pamačiau. Gerai, Maras pabėgo. Lesi matys, jaučiu vis tiek per video.